Taigi, sveiki visi, po šiokios tokios pertraukėlės susirinkę į šių metų naują sezoną eSports Top kanale ir pradėsime nuo savaitės naujienų, tad pažiūrėkime, kas įvyko pasaulyje. CESo pasaulis juda jo, ką tik pasibaigė IEM Katovice, turėjome žiauriai stiprų turnyrą, kuriame labai daug visko matėme. Tai šių metų IEM Katovicės čempionų titulą iškovojo būtent 23 metų Major nugalėtojai Vitality. Grupės etape labai turėjom įdomių mečų, kuomet Mongolzai su savo agresyvia strategija ir pušinimu nugalėjo Liquid komandą B grupės kovose, o FaZe po įtemptų 3 grupių vis dėlto nusileido čempiono nugalėtojams Vitality. Čempionatą MVP nusikreipė Vitality komandoje sniperio rolę užimantis Zaivu su 2-1 kosminiu reitingu viso žaidimo metu. Navi turėjo nuostabų group stage, tai pirmame raunde tiesiog nušlavė Furiją, parodė, kas iš tikrųjų yra čempionas, toks netgi buvo praeitų metų pradžios toksai atsibudimas, kad va čia labai gerai pasirodinti komanda, kuri 24 metais irgi nuostabiai atrodė. Vis dėlto HLTV padavė apdovanojimą už metų komandą, tai visiškai matėme tokį žaidimą. Antrame raunde susitiko prieš Spirit komandą, turėjo tokį šiek tiek probudimą, jog nebus taip lengva kaip prieš Furiją žaidėjus ir vis dėlto laimėjo 2-1 įtemptoje kovoje prieš pačius Spiritus. O užbaigė grupę etapą su labai šiauriai greitų žaidimų ir greitų, švarių, tvarkingų, taip kaip Navi moka žaidimų prieš Mongols ekipą. Tai tiesiog nugalėjo grupių etapą ir iš karto papuolė į pusfinalius. O ketvirtfinaliuose mes matėme Mongolzus, Eternal Fire, Virtus.pro ir Spirited ekipas. Eternal Fire per plauką tiesiog nusileido Mongolzam, o kitoje pusėje Spiritai visiškai nušlavė Virtus.pro komandą ir vis tiesiog tęsė žaidimą toliau. Pusfinaliuose tiesiog turėjom Vitality prieš Mongolzus ir Navi prieš Spiritus. Vitality komanda tiesiog jau nuo grupės etapo visur švariai, sausai visus daužo ir taip pat parodė tą patį ir pusfinaliuose, kuomet 2-0 nugalėjo Mongols ekipą. O kitame pusfinalio gale Navi prieš Spiritus vėl susitiko dvikovoje. Navi pirmame žemėlapyje Mirage nusileido Spirit komandai, tai 8-13 buvo rezultatas, o antras žemėlapis DAS2 ir jame jau geriau pasirodė Navi, tačiau vis tiek kažkaip pritrūko kažko, tai pritrūko šiek tiek energijos gal šiek tiek ir kad ir kiek nedaug trūko, vis tiek nusileido 14-16 rezultatu Spiritam, tai atsigrebė šiek tiek už group stage'ą Spirit komanda. Susitiko 2 stipriosios komandos, praeitų metų IEM Katovice čempionai ir Major nugalėtojai prancūzai. Tiesiog prancūzai atėjo ir net neleido net pagalvoti, kad Spiritai gali laimėti šį turnyrą, visiškai nušlavė nuo stalo, kaip ir viso turnyro metu, 3-0 rezultatu iškovojo pergalę ir tapo 2025 metų IEM Katovice čempionais. Navi sekantis debiutas bus jau kovo 7 dieną ESL Pro League 21 sezone, o po jo iš karto jau kovo 19 laukia Lisabonos Blast turnyras, tai laukiame, pasižiūrim, kaip jiems seksis, linkime visiems sėkmės, džiaugiamės, kad esat. Navi, varyk, daryk, biškį dar pailsėti, šiek tiek pasimokyt, pasitreniruoti ir pradedam skint pergalės.
LoL'o pasaulyje aukščiausioje lygoje kol kas ramu, vyksta splitsai, kažko labai ypatingo nėra, bet žemesnėse pasižiūrėjus lygose, būtent tier 2 NLC 2025 metų lyga, būtent šioje lygoje mūsų laukia Los Ratones. Tai tie, kas nežino, tai yra K-Drill sukurta streamerių komanda arba content creatorių, kuri kol kas tiesiog savo turnyro žmonės tiesiog šluoja visus nuo turnyro lentelių žemyn ir patys kopia į pačią viršų. Tai kas čia tokie, kas yra tas Los Ratones ir ką jie čia daro. Tai K-Drill yra žaidėjas, komentatorius, analitikas, įkūrėjas ir treneris. 24 metų lapkričio 15 dieną jisai įkūrė savo ilgai svajotą ir lauktą Los Ratones komandą, kurią sudaro senai lygoje žaidęs slovėnas Kraunį, taip pat talentingas ir daug potencialo turintis slovėnas Nemesis, šiek tiek naujesnis žaidėjas iš Serbijos Velija ir švedas, kurio labai daug kas turbūt nemėgsta dėl jo žaidimo, jo stiliaus, tokio išnaudojimo sistemos ir panašiai. Tai pats siaubas top lane The Boss ir švedas, kuris techniškai 24 metais iškovojo Majors čempiono titulą kartu su T1 ekipa. Šiuos visus žaidėjus sieja tai, kad jie visi yra šiokie tokie content creatoriai, vieni ar streamina daugiau ar mažiau, bet jie visi realiai kažkokį tai contentą kuria. Koks yra visas smagumas jų stebėti ir žiūrėti, tai yra tai, jog Los Ratones komanda, ekipa, visas savo treniruotės, visus savo planavimus ir panašiai, juos streamina ir viską daro viešai. Ta prasme, nėra jokių nusislampinėjimų ar kažkokį tai ten, oi čia mes kažkokio darimo slaptai, ne, jie tiesiog viską viešai tą daro, viską daro streame, viską įrašinėja, nes būtent toks ir yra K-Drill tikslas, kad visą tą procesą, kiek daug darbo tu įdedi, kiek tu daug visko padarai per tuos sezonų ir koks yra iš tikrųjų sunkus darbas, jis visą tai įrašinėja ir jam taip puikiai sekas tiesiog. Jau šiemet tiesiog turėjo porą galimybių parodyti savo galę, tai NLC 2025 žiemos atrankose tiesiog visus nušlavė ir 4-0 pasiėmė pirmą vietą, be jokio pralaimėjimo, visus tiesiog iššlavė. Aišku, yra tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, Bauso rezultatas buvo 16, kažkas tokio, 16 kilų, 20 asistų ir 29 mirtis, man rodos, tai yra žiauriai daug, bet jeigu jiem tai veikia, tai kodėl ne, ta prasme, žiauriai kosmosas, ką jie veikia. Ir tada šiek tiek anksčiau, sausio mėnesį vyko Red Bull League of its Own turnyras, kuriame jie nugalėjo actual Major titulo iškovotojus, realiai geriausia 10-mečio komanda T1. Kosmosas, ką jie veikia čionais, betgi pats Bonas Bausas realiai nužudė 1-1 patį 10-mečio žaidėją, geriausią lygos žaidėją Fakerį. Tai tikrai kosmosas, ką jie veikia, labai smagu juos stebėti, labai įdomu žiūrėti, kaip jiems sekasi ir kas vyksta jų galvose ir kaip tai visas analitinis gyvenimas atrodo. Labai smagu, kad yra tokia komanda, kuri tiesiog atvirom kortom žaidžia. Kodėl reikėjo kažką tai slapstyti panašiai? Ne, e-sportas yra fun, tiesiog daryti tai kartu, drauge, atvirai ir tai neturi būti kažkoks tai biznio elementas, nes mes visi turbūt žinom, kad iš e-sporto managing teamą ar valdyti jį, tai nėra kažkoks didelis verslas. Tokį contentą daryti ir stebėti visą tai iš šono yra žiauriai įdomu. Tai visai smagu būti to dalimi ir stebėti, kaip jiems sekasi.
Jau šį ketvirtadienį galėsite pastebėti, kaip Lost Ratonis sekasi LCK Challengers turnyre, tai, verta pamatyti žaidimą, verta pamatyti, kaip jie šiek tiek kitaip žaidžia negu visi kiti, negu visas aukščiausios lygos komandos ir jiem tai puikiai seka. O Valorante prasidėjo visų regionų Challengers League split turnyrai, labai šiaip džiaugiamės Team Heretics pasirodymu, visi Team 25 kickoff'e. Gaila nelaimėjo, bet pralaimėjo prieš tokias komandas kaip Liquid ir Team Vitality, tai visai, aukšto lygio žaidėjai. Gaila šiek tiek, kad nelaimėjo, gavo sausai, bet vis tiek pasirodymas gražus, jie žaidžia gerai, gal šiek tiek ten, ne tą dieną, kaip sakoma, ne gali, bet ne tą dieną, visko gali būti. Jo, džiaugiamės tiesiog visai abiem broliais Buu ir Mini Buu, labai smagu, kad žaidžiat, kad stengiatės. Laukiam jų kitų pasirodymų ir jo, kaip ir šią savaitę tiek. Visada, kaip ir šią savaitę tiek, karščiausias naujienas stebėkite esportstop.lt, prenumeruokite kanalą, jeigu kažkas nepatiko, apačioje galite rašyti. Jo, linkiu gražios savaitės ir iki.